patikėt, kad tu iš tikrųjų. Kaip? Aš tiesiog normaliai pradedu šnekėti, tiesiog įkvėpiu normaliai orą ir pradedu normaliai šnekėti. Bet po to vėl taip užsiim per plaučius. Sunku suprasti, kad tu taip kalbi. Aš tiesiog mykčioju, kai nervuojuos. Tai dabar man sakai, kad nervuojas. Gal jūs kokia psichologė, nesuprantu, aš tiesiog pasakau ir jūs prisikabinat, aš kalbu apie savo merginą ir mano tėtį. Jūs net ir kalbate apie savo ir savo tėtį. Jūs kalbate apie aš, aš bandau, kad... Tęskit. Ir dabar ten sakai, kad tu galvoji apie savo lygybę. Nes aš ją labai tiesiog myliu. Bet aš klausiu, jeigu tu dabar Nu, man tiesiog plyšta širdis per pusę, aš tiesiog nežinau, ką daryti. Nu, ką tu norėtum? Kažką aš prašau jūsų patarti. Bet tai vienas nedalina patarimų, man kartai, ką tu norėtum daryti ir ką drįstum daryti dėl mano merginos. Nu, aš tiesiog norėčiau dar kartą pakaifuot su ją. Ką norėtum padaryti? Pasimylėti, kad įtvirtinčiau santykius. Bet, suprantat, kame yra problema. Mama plovė drabužius tenais ir aš radau džinsuose prezervatyvą. Mano tėvai nenaudoja prezervatyvų. Aha, aišku. Nu, nes esu matęs vieną kartą, tiesiog kažkaip pastebėjau, tiesiog be prezervatyvų visą tai buvo. Bet kad tu vieną kartą juos matyti, dar nereiškia, kad tu tada nenaudoji prezervatyvų. Paskutinis kartas buvo be jų, o čia maždaug prieš 4 dienas, jeigu neklystu. Tai dabar žiūrėk, tai dabar situacija tokia, kad tu manai, kad tavo mergina mylisi tavo tėčiu. Nu, taip. Ir klausi, ką tau dabar daryti. Taip. Ir nuo kokios pagalbos iš mūsų tikėsi. Aš galvau, kad jūs man padėsit kaip nors išspręsti tą bėdą, kaip tėtį tenais atbaidyti nuo mano merginos. Tai tu nori, kad tu nori atbaidyti savo merginą. Taip. Bet tai, kaip tu manai, ką tu galėtum padaryti čia viską? Žinokit. Tai, aš nežinau, gal pasakyti mamai, bet aš nenoriu, kad įsiskirtų, nes tėvelis labai daug pinigų uždirba. Ir iš tikrųjų aš iš jo pinigų labai daug dovanoju savo merginai. Aš tiesiog nebegaliu. Sakai, kad jau tai tėtis, kuris prieš kiek laiko tu pasakei, kad tėtis eina su tavo mergina. Sakiau prieš savaitę. Jis net durų kodą sužinojo. Tai žodžiu, savaitę laiko jau tęsiasi šitą situaciją. Tai aš taip įsivaizduoju, kad turėjau daug visokių būdų apgalvot, ką tu galėjau. Все, grįžo tėvs, varu namo. Karai, čia viskas.